šiais metais parodos, kurias organizuoja galerija, daugiau požiūris sutiktas į Panevėžyje gyvenančius bei kūrenčius menininkus ir ne išimtis ir šita paroda. Man be galo malonu pristatyti mūsų, galima sakyti, akvarelės meistrą Stasį Kavaliauską su paroda kalbinta akvarelė. Iš tikrųjų, tai yra labai didelį įspūdį ir patikimo paliekanti kūryba. Kažkaip vakarą, kai vaikščiau, kviečiau į parodą, informavau žmonės apie parodą ir svečiavausi pas poetę Elvyrą Pučineckaitę ir mums bekalbant, jinai pasidalino savo patyrimais, kad į Panevėžį pamilo per du ją lemiančius veiksnius. Vienas buvo Miltinio teatras, čia vykstantis spektakliai, ir kitas tai yra Stasio Kavaliausko akvarelės. Ir būtent per tuos du dalykus jinai pamilo Panevėžį. Ir dabar tie du meilės objektai yra Lietuvoj, paroda Miltinėje. Manau, kad ir ne vienam panevėžiečiui tikrai tie du reiškiniai, galima pavadinti, įkvėpė meilę Panevėžiui ir pagarbą Panevėžiui. O jaunesnioji karta, galbūt kurie akvarelę ne tik tankiai mato ir dabar turi progą puikiai tai pamatyti, gal tai bus tiesiog proga susipažinti su akvarele, ją pamilti. Stasio Kavaliausko yra išleistas albumas ir to albumo sudarymą, kuravimą labai daug dalyvavo melodininkas Sigitas Laurinavičius ir kuruojant ir ruošiant ekspoziciją šią parodą, Sigitui labai daug įdėjo darbo, todėl norėčiau paprašyti Sigito apžvelgti Stasio kūrybos. Labas vakaras. Pakankamai keistai jaučiuosi pristatydamas Panevėžyje, žinoma, panevėžiečio kūrybą, kaip žmogus, kuriam gyvai su pačiu autoriu bendrauti neteko. Ir iki kol šitoj vietoj, čia prieš keletą metų su Jūrate pradėjom kalbėti apie idėją išleisti albumą, kažkaip tai žinojau Stasį Kavaliauską kaip dailininką, bet tuo viskas ir baigėsi. Iš pradžių toks kaip ir sutrikimas buvo, kaip čia dabar atrodys, ką aš čia galėsiu dar pasakyti, pridėti nuo savęs. Iki kol bendraujant neišryškėjo keletą tokių Stasio Kavaliausko kaip žmogaus, kaip menininko savybių ir keletą tokių kūrybos tendencijų. Ir būtent po šitą dalyką, šis labai greitai viskas sulėrė kaip žemuogės ant smiltos į vieną vėrinėlį, tapo viskas labai aišku, labai lengva ir man atrodo, kad net ir šita paroda, kuri išeksponuota, leidus pakankamai išsamų kūrybą nužvelgiantį albumą, toli gražu dar galėtų būti ne paskutinė ir dar atsirastų ką papildomai pasakyti. Sakykime, šitą žodį ir norėčiau galbūt su jumis pasidalinti, pasipasakoti savo įspūdį, kaip aš atradau Stasį Kavaliauską ir kas labiausiai jo kūrybai mane patraukė ir sužavėjo. Atrodytų akvarelė lygtais kaip technika gamtovaizdžio suvaizduojanti akvarelę. Kas galėtų būti ypatinga, išskyrus gražią estetinę kūrinio išraišką ir romantinę nuotaiką. Bet atidžiau, jeigu pasižiūrėsim, čia kaip tik tais už nugarų yra trys tokie raktiniai kūriniai, kurie be visų kitų ciklų, kelionių įspūdžiai,
portretai, eskizai. Galėtų būti, gal sakykime, kertiniai tokie, tai būtų malūnų ciklas, Panevėžio bažnyčių ciklas ir gal ne tik Panevėžio bažnyčių, tiek sakykime, bendrai tema Panevėžys. Ir atskiras, mano galva, ciklas kūrinių, atskira tema, didžiulė ir savotiškai įdomi, yra Panevėžio viešbutis. Ir žiūrint, stovint, čia tiesiai prieš žiūrinėjant šitą kūrinį, greičiausiai gal ir galėjo būti matytas kažkokiu iš šitos vietos pro šitos langus. Sovietmečio kūryba turi tokio savotiško žavesio ta prasme, kad jinai visa nuo A iki Z persmelta yra tokios ezofinės kalbos, tokio užuominos, nutilėjimų kažkokių tai užuominų paraštėse kažkokiuose. Atrodytų, ką bendro turi. Jeigu paėmus Panevėžio viešbutis kaip statinys, jisai nėra kažko ypatingas, nėra kažko išraiškingas. Jis labai keistai turėjo savo laiku atrodyti, pakankamai toksai lakoniškas ir didelis, pakankamai neaukšto, santykinai, sakykime, supresuoto tokio miesto kontekste. Gal savotiškas Eifelio bokštas, jeigu tokią metaforą galima tik tais būtų pravesti. Ir būtent va šito statinio fiksavimas, jis jo labiau, sakykime, kaip toj pačioj temoje apie Panevėžį, tiltų vaizdavimas, fabrikų vaizdavimas, kai kada tokiais juodais dūmais prasiliejančios dūmų susiliejantis, besiliejantis, susiliejantis į kažkokius tai debesis. Tai tam tikras vėlgi laikmečio štampas, bet nežiūrint šito, Stasys Kavaliauskas galbūt vienas iš tokių ryškiausių dailininkų gyvenusių Panevėžyje, kurie kūrė ir, manyčiau, sėkmingai sukūrė tam tikrą Panevėžio ikonografiją. Kūriniai, kurie sugulė į akvareles, į eskizus, tampa dokumentiškai įdomus. Įdomus kaip kultūriniai simboliai, kaip objektai, kurie turėjo galios, turėjo tos magijos patraukti menininko dėmesį. Galiausiai tas pats tų statinių likimas, gatvelių likimas, kaip jos šiandien galėtų atrodyti. Anam gale kabo darbas su pradėto, nebaigto ir taip nugriauto, neužbaigus viešbučio sieną, su tais namais, kuriame kažkuriame iš jų viename tebegyvenu dar. Kai tokį dalyką randi parodoje, supranti, kad tai nebėra kūrinys, tai yra tavo gyvenamosios aplinkos kūrinys. Tai yra tavo laiko, tavo buvimo, tom tikroje erdvėje dokumentas. Tegul laisvai interpretuotas, laisvai ištraktuotas, bet tai tampa situacijos dokumentinė kažkokia forma. Tai Stasio Kavaliausko žavesys, Stasio Kavaliausko nuopelnas Panevėžiui yra būtent ypatingai, mano galva, sėkmingai sukurtas, kartojasi sukurta Panevėžio ikonografija. Kas dar galėtų, sakykime, atsistoti ir kas atsistos, šalia jo dar pakankamai įdomu būtų pasižiūrėti, bet kaip kertinis akmuo, Stasys Kavaliauskas šitoj mozaikai jau yra. Ir vėlgi galima būtų tęsti kiek kitokias, sakykime, dimensijas, tokias panagrinėti, apžvelgti, tarkime, tų pačių bažnytėlių vaizdavimus akvarelėse. Stasys Kavaliauskas baigęs menotyros studijas. Dirbo miesto vyrdailininku 12 metų. Žmogus, kuriam pagal išsilavinimą ir pagal dirbamą darbą net paskutiniai vietai buvo architektūros dokumentavimas ir stebėjimas. Tai vėlgi, kada kalbu apie žengiantį socializmą
dailėjai, rūkstantis kaminai, neypatingos išraiškos architektūra, kūrinimas įgauna prasme, tai tų bažnytėlių, koplyčių, malūnų architektūra jau suskamba visai kitaip. Jau yra visiškai kitoks atsakingas. Nebe laikmečio dokumentavimas, o daugiau dvasios dokumentavimas. Ir šita kūrinių serija, kuri vėlgi greičiausiai neturi nei pradžios, nei pabaigos, nei jo paties kūrybų, yra savotiškai įdomi ir galėtų būti vėlgi pasižiūrėti. Jeigu žiūrėt kompoziciškai, kai kuriais momentais Stasys Kavaliauskas šalia to, kad suskamba kaip labai stiprus akvarelistas ir geras technikos meistras, kai kur išlenda dar tokie momentai, kaip gal ne visai būdingi laikmečiui, tokie pašaižavimai spalvom. Čia gal šitoj kolekcijai nelabai gal rasim tokį dalyką, bet gal kai kas ir namie iš jūsų turit tuos kūrinius, arba sakykime, kur nors jūsų aplinkoje esantis kūriniai. Ypatingai, dabar žiūriu, mėlynam pasvartė malūnas. Ir tas oranžiniai degantis krūmų, tai tokių geltonų, oranžinių, kai kada raudonų spalvų tokie šuorai, tarsi kiek ir būtų mažiau pradėti, mažiau paieškoti, tokie tarsi labiau disonuojantis su tais subtiliais pilkais tonais, bet nepakankamai gerai ir harmoningai gula į bendrą kompoziciją. Ir tą žiūrėdamas pradedi galvoti, ar šičia buvo to kažkokios tai ekspresionizmo apraiškos, būtent, sakykime, tapybinės jau retorikos detalės, ar čia tiesiog, vėlgi, sakykime, jo kaip asmenybės detalės, sakykime, bruožai kažkokie. Tai dar yra ką daryti su Stasio Kavaliausko akvarelėm, dar yra ką daryti su jo palikimu. Džiaugiuosi, kad pavyko sukurti labai gražią, mano akim žiūrint, labai gražią kolekciją, o tas perkilnotų darbų šūsnis iš tikrųjų įspūdingi yra ir pradeda akyse raibuliuoti vienam iš kitą įdomesnis akvarelės. Atrodo, ir šitą norėtus parodyti, ir šitą norėtus parodyti. Taip. Čia vėlgi matau didžiulį jaunos Jūratės užsidegimą, sveiką užsispyrimą, nepadėti į kampą, nepalikti turėti. Smagu, kad Albinas matė prasmę bendradarbiauti, kartu sudaryti tokią galimybę parodyti visuomenį šitą parodą. Tas mane labai džiugina gausus jūsų turys susirinkus. Ir iš kitos pusės šitokie dalykai daro, dabar gal skambiai pasakysiu, bet prieš porą dienų atidarėm Sauliaus Saladūno parodą Vilniuje. Čia Panevėžiai, ką tik tais buvus. Panevėžiečių apie Panevėžį kalbančių yra ir tai įdomu būtų vėlgi kažkokiu kampu pamatyti tą bendrą Panevėžio vaizdinių, kažkokią seką skirtingų kartų kūrėjų darbuose. Čia tiesiog tokias mintis ekspromtuginis. Ir išeitų, kad kūriniai, kurie gimdo mintis, ne tik tais norą pasidžiaugti ir pasimėgų, yra gyvi kūriniai ir dar nebaigia savo darbą. Džiaugiuosi, kad esame liudininkai tų neužbaigtų darbų. Ačiū, kad klausėte. Viskas. Dėkui Sigitai už įdomų pasakojimą. Noriu pabrėžti, kad šita paroda skirta Stasio Kavaliausko 80-mečiui paminėti. Ir tuo norėčiau kaip ir dar truputį plačiau pristatyti jo kūrybinę, kaip ir Stasys Kavaliauskas gimė 1925 metais Šiauliuose. 1944 metais šeima persikėlė į Panevėžį. 1970 metais baigė Valstybinį dailės institutą, dabartinį Vilniaus dailės akademiją. Įsigijo menotyrininko specialybę.
nuo 1992 metų yra Dailininkų sąjungos narys. Nuo 1966 iki 1978 metų yra Panevėžio miesto vyriausiasis dailininkas. Nuo 1965 metų dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkas savo kūrybinės laikotarpiu surengė per 40 nacionalinių parodų Panevėžyje bei kitos Lietuvos miestuose bei užsienyje – Prancūzijoje, Danijoje, Baltarusijoje. Dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje – Rygoje, Peterburge, Gardine, Braunšvile, Osle. Dailininkų darbų įsigyja ne tik Lietuvos, bet ir Anglijos, Australijos, Danijos, JAV, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos dalys mėgėjai ir kolekcionieriai. Tai štai tokia turtinga Stasio Kavaliausko biografija. Dabar pakviečiau iš tikrųjų tos idėjos autorius ir sumanytojus ir įkvėpėjus, pirmiausia galbūt Jūratę Kavaliauskienę, pasidalinti savo mintimis, savo užsienimais galbūt. Labas vakaras. Labai malonu matyti tiek gerbėjų, tiek mano uošvio gerbėjų, tiek jo talento gerbėjų. Iš tikrųjų, žiūrėdama ir laukdama parodos pradžios, lyg ir įsivaizdavau, kaip jisai pats čia dalyvautų. Lyg ir matėsi kažkur jo žila galva. Ir taip įsivaizdavau, kad lyg jisai būtų čia kartu su mumis. Ir nedrąsiai, kaip ir visą laiką, jis lyg tai gėdindavosi savo to darbo, lyg negalvodavo, kad tai yra verta eksponuoti ir visą laiką koščiodamas nedrąsiai pasakydavo kelis žodžius per atidarymą, kad pagrindinis dalykas, kad dailininko darbai nepaliktų žiūrovų abejingais. Jis visą laiką sakydavo, kad draskykite, plėšykite, bet nelikite abejingi. Taigi, kažkam gali patikti tie darbai, kažkam gali nepatikti, bet žodžiu, abejingumo dailininkas neišgyventų. Kalbant apie savo uošvį, aš atėjau iš tokios šeimos, kur su menu mes nebuvom susiję. Ir pamačiusi jį dirbantį, man buvo labai didelis stebuklas. Iš tikrųjų, tai labai nekasdieniška. Ir jis išlikdavo taip menininku visose, netgi gyvenimiškose, buitinėse situacijose. Ir tiesiog jo paimti darbai tokie visai kitaip atrodytų ne amatininkiškai, bet meniškai atlikti. Kalbant apie jo pomėgius, tai dailė nebuvo vienintelis toksai jį užvaldęs pomėgis, sakykime, ar darbas, kaip jisai sakytų. Jo aistra buvo kelionės. Jis, kiek tais laikais buvo galima tai įgyvendinti, tai buvo sovietmetis, bet jo buvo išmaišyta visa Tarybų sąjunga. Ir kitą kartą mes net neįsivaizduodam, kokios tokios peripetijas jis ten įsipainiodavo, nes iškeliaudavo į Kurilus, sakydavo, reiškia, grįžęs pasakoja, mes įsivaizdavom, kad nuvažiavom į pliažą 30 km per 2 savaitės pereiti. Tai kas čia yra? O kai nuvažiavom, laukinis meškų gyvenamas kraštas, kur kiriu reikia kirstis kelią, žodžiu, grįžo visas žaizdotas, visas pavargęs, bet laimingas. Tai čia vienas toksai dalykas, kuris persikeikia paskui paveiksluose. Mes šiandien nematom to, nes tai yra gamtos ir Panevėžio tema daugmaž. Bet tiesiog apie, net nežinau, ką galima būtų kaip papasakoti, nes iš dalies praėjo 12 metų jau nuo jo mirties ir mes jį daugiau dabar matome jo darbuose. O tie darbai jau gyvena antrą gyvenimą. Jo sukurti darbai, taip, bet kada jie
pradeda gyventi po menininko mirties, jie vėl kažkaip naujai atgimsta. Ir šita paroda yra pavyzdys, kada tie darbai atgimė iš naujo. Tiksliau mes taip ir pavadinome parodą pažadinta akvarelė. Kodėl jinai pažadinta? Todėl, kad tais laikais, kada jis pats rėmindavo ir tokie kanonai buvo, akvarelė visą laiką būdavo baltam paspartė, baltam fone ir jinai žiūrėdavosi vienai. Šiandien mes matom visiškai kitą akvarelę ir daugelis klausia, ar tai buvo eksponuoti jo darbai. Gal ir buvo, bet jie šiandien žiūrisi visai kitaip. Nes šiandien jie pakankamai pakeitė savo veidą yra. Ir aš pirmai galvojau, kad Stasio Kavaliausko indėlis yra sukurti popieriaus lakštai ir šiandien šios parodos, šiai parodai, kad šita paroda įvyko, mes turime dėkingi būti jau ne vien Stasiui Kavaliauskui, nes darbų apipavidalinimas ir jų atrinkimas ir jų pateikimas yra didžiulis darbas, ypatingai akvareliai, kiek aš įsitikinau pati savo akimis, kad darbas suspindi visai kitomis spalvomis ir jo negali pažinti, kada laikai nuogą lapą ir kada jis atsiranda ant sienos už stiklo ir pavidalinimas. Taigi, aš norėčiau labai padėkoti už tą indėlį. Noriu pakviesti jaunį prisidėti prie to, kad noriu džiaugtis, kad Panevėžys turi tokių žmonių ir tikrai Panevėžyje gyvuoja geranoriškumas ir gyvena geros širdis. Nes mes esame labai dėkingi tiem žmonėm ypatingai, kurie padėjo mums įgyvendinti ir šią parodą, ir taip pat va čia yra albumas, kurį mes pernai visai prieš naujus metus išleidom. Taigi, gal aš perduosiu mikrofoną Jauniui, nes tikrai žemiai lenkiamės Sigitui, kuris tikrai paaukojo labai daug laiko ir Albinui, kuris tikrai atvirą širdį mus čia prikėpė, globojo ir visai parėmė. Taigi, man labai norėjosi kažką jums padovanoti, tiksliau mūsų jaunimams. Ir mes labai ilgai svarstėm, jaunas juokėsi, sako, nu ką tu vyram gėlės. Ir tikrai, jeigu jūs priimtumėte iš mūsų tokią dovaną, išsirinkite po paveikslą, jeigu jums pastinka. Nes tikrai paveikslai turi gyventi žmonėse. Čia ne mano, čia Stasio Kavaliausko yra posakis. Jų daug ir gyvena žmonėse, Panevėžy tikrai. Bet priimkit tą dovaną ir žemai lenkiamės jums. Ačiū, aš jaunį metai. Gal jau norėčiau iš tikrųjų neskubėjusiu ratės lūpom. Stasys kūrė ne vieną tematiką, kūrė daug tematikų. Gal prisiminti apie kūrybos eigą ir ką yra sukūręs daugiau, ko mes čia nematom. Šiaip tai, ko mes nematom, mes galim pamatyti albume. Daugelis temų yra paliesta, aišku, ne viskas sudėta, kas tilpo tą sudėjome, ką mums Sigitas pagelbėjo atrinkti, buvo verta albumo, kas buvo akcentuotina, tas ir buvo sudėta albumo. Temų yra tikrai begalės. Ten yra ir pradedant nuo eskizinių portretų, pradedant nuo eskizinių peizažų. Yra tokių dalykų, kurių tikrai negalime eksponuoti parodoje, nes jie yra tiesiog mažų bloknoto lapelių ir kad juos pamatyti teko netgi į albumą didinti ir panašų. Kelionės, vėlgi, ką minėjai, yra viena iš tiesiog aistrų ir visiškai nepriklausomai sunku, nesunku, galima, negalima, tai buvo visiškai neakcentuotinas dalykas, noras keliauti, bet kuriuo atveju tai buvo ir fiksuojamas ir akvarelė. Nu, be abejonės, tai yra malūnų. Matysite vidurinės vienoje keletą iš jų, vienas Panevėžiečių, žinomas malūnas. Ir kiti visi Lietuvos malūnai, su sparnais, be sparnų, nesvarbu kur, nesvarbu kaip, bet jie yra tokie, jie yra šilti, buvo vėlgi viena iš didžiulių įspūdžių. Panevėžio
vaizdai, ką Sigitas minėjo, čia vos ne dokumentinė fiksacija, galima atrinkti ir tokių dalykų, kadangi jau būtų 80 metų, jeigu jis būtų gyvas, tai yra ir tokių darbų, ir tokių objektų, ko mes dabar šiandien nebepamatysime. Tai ta fiksacija tokia irgi šiek tiek nuneša į praeitį, nuneša į atsiminimus. Tai atsiminimai tokie kartais gimsta su savo spalvomis. Peizažas jau vaizdu, kad yra didžiausia grupė darbų. O visa kita tai įvairovė ir bet kuris objektas, kuris buvo matomas, buvo eskizuojamas, po to gimdavo popieriaus plokšte, buvo plaunamas vonioje, jeigu jis nepavyko, vėl iš naujo gimdamas, tai buvo tikrai galybė darbų. Dėl gausybės tikrai Sigitas yra liudininkas, matė, kokios yra. Jeigu galima, aš leisiu sakyti, tai tokį labai trumpą papildymą, nes dabar, kai jaunis pradeda kalbėti, prisimenu. Būtent dar tokia serija eksperimentinė, kuomet ant su druskom šaldytuvuose šaldytus akvarelės tada duoda visai kitokį paviršių, visai kitokią tekstūrą. Paskui, kai sakai, kad ne viską galima rodyti. Be galo graži serija tokių truputėlį su karikatūrintų piešinukų pliažo tema. Ta fantastika šis ir toks realizmas, kuris toks nuperkantis realizmas. Poilsiautojai žaidžiantis, persirenginėjantis, tiesiog drybsantis. Taip, kad gėlių serija tokia visai išlindo, tokia neplanuota, kur suspiegia tiesiog išrėkti visai kitom spalvom, visai kitokiais kontrastais. Taip, kad sakau, čia turim santykį su pakankamai daugiabriaunė kūrybinga asmenybė. Gal kitą kartą ir nėra tokio poreikio išvardinti visas tas detalės ir jau nesako, kad albumo nepatingėkit pavardinti. Tikrai Sigitai papildė, ačiū. Tai kūryba turbūt tiek, o šiaip taip esu labai dėkingas. Matydamas jūsų būrį, matydamas, kad jūs domitės, mums įdomu. Jūs ateinate į atidarymus, jūs stebite parodą, man žinokit džiugu. Ir žinokit, aš turiu dar tokį pastebėjimą, kad nebereiklo yra, tai sakė, jisai vaikšto, tai jau kas. Ir žino, ir mato. Man buvo keista, bet aš tiesiog patyriau su šitos parodos rengimu tokį dalyką, kad nuo senai parodų rengime dalyvaudavau. Kol buvau mažesnis, paauglys, po to vis laikiau, kai padėdavau, kaip ten būdavo taip. Žodžiu, suprantu, kas tai yra. Ir šį kartą ruošiant parodą atsitinka lygiai šabloninis dalykas, kaip ir visą laiką būdavo su paskutiniu momentu, kažkas sugenda ir ekstra reikia sutaisyti, nes laiko nebėra. Tai tas ir atsitiko, bet viskas pavyko. Ačiū Jums dar kartą, dėkoju, kad man tas malonus metas. Ačiū. Nuo savęs norėčiau labai padėkoti jaunui Jūratei už tą tikrai nuoširdų, jautrų priėjimą prie parodos rengimo, prie eksponavimo, prie jos paruošimo ir prie kūrybos atminimo. Tai buvo tikrai labai iš pašalės žiūrint jautru ir subtilu buvo. Tikrai dėlis dėkui, kad jūs taip rūpinatės tuo kūrybiniu palikimu. Ačiū. Gal yra norinčių, kas prisimena Stasį, kas jį pažinojo, tiesiog išeiti ir gal keliais sakiniais kažką tai prisiminus pasidalinti. Tada norėčiau pakviesti gal tarti žodį nuo Seimo nario Paulo Urbšio, Viktorija Pulzanovaitė. Tai aš šiandien turiu tokią misiją, skardžiabalsė, turiu tokią misiją Jūratei ir Jauniui, perduoti nuoširdžius linkėjimus nuo Povilo Urbšio ir asmeniškai noriu padėkoti už galimybę susipažinti šiandien su Stasiu Kavaliausku ir jo akvarele. Ačiū. Ir
Ir dabar prie mikrofono norėčiau pakviesti ką tik tai pristatytą gerbiamo Biručio naują teatro direktorių Liną Zaikauską. Labas vakaras, man labai malonu štai stovėti prieš Jūs šitokią man svarbią dieną, kai buvau pristatytas pono ministro teatro kolektyvui kaip naujas teatro vadovas. Man labai malonu, kad teatre šią dieną, kaip tik aš esu panevėžietis, grįžęs į Panevėžį ir štai panevėžiečio dailininko paroda. Na, būtų labai šaunu, kad mes panevėžiečiai visi, kurie kažką tai kūrėme ir darom, susivienytume ir padarytume miestą ateityje tikrai bent jau Aukštaitijos kultūros sostinė. Ačiū labai už šitą parodą ir tikiuosi, kad tos parodos, kurios visada vyksta su pono Altino pagalba, dar nuo Miltinio laikų, kad vyktų tol, kol šitas teatras stovi, gyvuoja ir kol jis yra Panevėžyje. Ačiū Jums labai. Gal yra norinčių dar pana išeiti žodį, nors pasakyti. Norėčiau pasakyti tai, kad akvarelė iš tikrųjų yra įnoringa. Nėra taip paprasta su ja dirbti. Neužtenka vien valdyti liniją, formą, spalvą. Reikia meistriškumo. Reikia meistriškumo, kad tu kaip ir neturi galimybės suklysti. Tu ją lieji ir jeigu padarei klaidą, ją sunku ištaisyti. Nes tai yra vieno prisilietimo kaip ir darbas. Ir kad gautųsi toks išplaukęs, virpantis paviršius, kuris lyg tai yra realus, lyg tai mistinis, lyg tai tirpstantis, kaip, pavyzdžiui, sniegas arba ledas, reikia iš tikrųjų sugadinti nemažą šūsnį darbų. Ir kada menininkas mus kviečia su savo darbais įsigilinti į jo kūrybą ir pamatyti tą vibraciją, tą tirpstantį mūsų galbūt ir nykstantį tą urbanistinį pasaulį arba gamtos keitimąsi, tai yra didžiulė meistro patirtis ir didžiulė meistro, galim sakyti, meistrystė. Ir dar kartą norėčiau padėkoti už Jauniui, Jūratei, iš tikrųjų už tą tikrai puoselėjimą kūrybos, jos palaikymą ir jos dalinimąsi su kitais. Kiek supratau, archyvuose yra dar ganėtinai daug medžiagos, su kuria dar, tikiuosi, mes vėliau nors turėsim galimybę susipažinti. Nuoširdus dėkui. Dabar norėčiau iš tikrųjų pakviesti visus įsiskirstyti ir dar kartu. Norėčiau padėkoti mūsų gimėjom Skatiną, kurie suteikė mums progą bendrauti prie vyno taurės ir turėti gerą vakarą. Ačiū Jūs. Dėkui, kad atėjote, dėkui dar kartą už kantrybę, kurią pademonstravote laukdami posėdžio pabaigos.